Šiemet tokia buvo sėkminga komanda, kuri dažniau išlįsdavo iš sunkių situacijų. Šiandien buvo atvirkštinis variantas. Kur palūžot, kur sugriuvot? Teisėjas kaltas, nes... Ne, iš tikrųjų teisėjas kaltas Artiomui linkėjimui, todėl kad išvarė jų žaidėją ir mes tiesiog įgavom persvarą ir sustojom, nebežinojom kaip žaisti. Tai aišku, aš juokauju, bet tai iš tikrųjų buvo lemiamas momentas. Aš nežinau, kas mums pasidarė, bet mes sustojom. Bet kažkokia tai mistika, ar ne? Vasaros lygoje yra ne viena komanda, kuri daugumoje žaisti nemoka. Vilkai ne kartą sustodavo. Nežinau, juokas pro ašaras, bet turbūt tai tiesa. Iš esmės, kai turėjau to vieną įvarčio persvarą, ką padarėt ne taip, kad nesugebėjot apsiginti? Per daug persvarą atidavė? Jo, mes kažkaip, sakau, iki išvarimo žaidėm kaip ir atrodo lygius su lygiais, o po išvarimo taip atrodė, kad jų ne 6, o jų 8. Ir tas buvo lemiamas, o aišku, įvarčius prasileidėm po standarto, o standartai mūsų minusiukas šiemet. Nebuvo tokio dalyko, kad po jų išvarimo jau pradėjot galvoti, kad jau dar didesnis žingsnis žengtas? Aš manau, kad niekas apie tai nekalbėjo, bet viduje tai tikrai taip galvoja. Čia ir buvo klaida. Esat lyg prakeikta komanda, kuriai tas ketvirtas yra nepasiekiama riba. Gal laikas į bažnyčią? Jo, eisim tikrai turbūt, kad sakė, kad reikia katedroj mišių ar dar kažką, bet jau užkabinam už to pusfinalio linijos ir siūlas nutrūksta. Rasit motyvacijos dėl tos 5 vietos žaisti? Šiandien sunku sakyti. Aišku, ieškosim. Kas bus pagrindas malonumą žaisti turbūt? Jo, tai dabar jau kaip ir labai skirtumo nėra, nes tikslas buvo taip arti, bet jis nutolo vėl kitiem metam. O dabar tai simboliška vieta kažkuri.